Šiandien padariau sezono darbą. Išroviau savo sterilius kubus. Čia yra prasčiausias krevetės. Čia yra geras krevetės. Peržiūrėjau visus 3 akvariumus ir neradau nė vienos prastos nublukusios krevetės. Nė vieną blankaus krevečiuką. Ir niekur neradau nė vieną dumbliuką ant augalų, kurie 2 metus auginami steriliai. Samanas, liudvigės, rotalas, hygrofilas. Pažiūrėkit, kokios spalvos krevečiai laksto. Čia aišku apatiniai lapai, geriau augalai dėžėse. Ir juos reikia išskirti ir susodinti į šviesą. Bet augalų turiu superinių ir krevečių turiu superinių. Metodas auginti sterilius visiškai pasiteisina. Jokios barzdos, jokių siūlinių, jokių kladoforų, nieko nėra.